jo savo rūgštį apšaudo tau ant delnų. Sausas maisto davinys variantas 4. Kaip jau mano būrė, jį reikia perdaryti greitai. Geras čia bairis įvyko. Gerą dieną, gentainiai. Šiandien turime oro bjaurybę. Galbūt pagerės, bet vakare vėl praneša lietų. Bet kadangi vakar buvo vasario 16, tai šiandien už vakar bandysim nueiti 16 km. Simboliškai. Bet jau neisim kalnais kalneliais, tai turėtų būti paprasčiau. Kadangi žinojau, kad šiandien bus labai drėgna, o ant žemės vis laikas užšalu ir dar kai bus šlapia ne ką geriau, tai šiandien bandysime miegoti hamake. Kadangi vakar užtingėjau pasiruošti, tai pietums šiandien lietuviškas karinis davinys. Ne mano favoritas, bet ką darysi. Uždėta spyna. Pats metas buvo biškį pristot, nuėjom ir 6 km pasidaryti pertraukėlę ir radau skruzdėlyną. Čia tos miško didžiosios skruzdės. Labai nustebau, kad aktyvios, tai jas jeigu dar labiau biškį paerzini, patapšnoji taip lengvai, jis visos sukyla ir galvoja, kad tu priešas esi. Ir tada, jeigu iškeli delną virš grynai skruzdėlyno, tai tada jo savo rūgštį apšaudo tau ant delnų ir tada gali tiesiog pauostyti ir toks kaip stipraus amoniako kvapas duoda. Tai šitą sužinojau iš tokios pirtininkės, kai buvau Apeigose, tai sakė senoviai taip miške per žygius atsistatydavo jėgas, nebūdavo Red Bullio įkalti, tai biškį paerzini skruzdės, pauostai. Nu toks poveikis kaip amoniako, tai visai įdomiai. Turim 9 km. Jaučiatės kokį 12 stosim papietauti. Sakiau, kad stosiu ties 12 km, bet pasiekėm 10, jau yra pusė 2. Tai galvojau, pasidarysiu didesnę pertrauką, maks pusvalandis, tam, kad sparčiau užbaigti likusius 6 km. Bus galima sausai pasėdėti, kol darysiu valgyti. Turim sausas maisto davinys variantas 4. Valgysim troškintą kiaulieną su kruopomis padaže. Oi, ne fanas iš šitų, bet turiu padažiuko pasigardinti. Turime pagrindinį patiekalą, konservas, paglamžom. Ir šildytuvą. Iš karto reaguoja. Šiaip jeigu žiemą šalta, tai gerai ir susišildyti rankas su šituo. Gerai, 10 minučių. Turim spirito tablečių. Gali būt pravers vakare. Krekeriai. Turim gumos. Turim medaus prie krekerių. Rūto šokoladukas.
Ir mum papuolė apelsinų gėrimukas ir juodoji arbata. Not bad. Yra tokia krosnelė. Išsilankstai ir gali užsivirinti vandens, bet ant jos dabar dėsiu savo viryklytę, bus paprasčiau ir greičiau ir išsivirsiu kavos. Nu, skanaujam. Šito net neragavęs, man atrodo, iš varianto. Su kruopom visai nieko. Bet kas jų atsivalgė, supras, kad vis tiek reikia pasigardinti. Čia toks tiesiog mėsa ir kruopas. Svarbu greitai ir nereikia gaminti. Nu, susivalgė šiaip ne taip, bet su kiekvienu kasniu vis praščiau ir praščiau. Dar taip visą mėsą ant galo buvo susikaupus. Labai. Kartą metuose galima. Ir labai geras dalykas yra, jog visas šiukšlės, šitas maišas, plastikas labai storas. Viską gali susimesti. Ir yra zateškė pridėta. Tiesiog užsisuki ir neįsibarsto šiukšlės. Šiaip nėra tas karinis davinys ant tiek blogas, bet jau buvo jų atsivalgyta. Ten pirmą kartą, kai ragavau, tai atrodo, blemba, čia visą laiką galėčiau valgyti. Bet labai norėčiau paragauti kitokių šalių. Labai norėčiau amerikietiško paragauti. Ir mačiau angliškai yra pirkti. Tai jeigu kartais kas nors žinot arba parduodat, parašykit, kažką suderinsim. Biškį net saulutė nori lysti. Tai viskas, liko 6 kilometrai. Greitai bandau praeiti juos ir reikės įsikurti. Vos spėjom kelias žingsnius padėti ir man atrodo, radau čiagos grybą. Turim 15 km, pradedam paskutinį kilometrą ir kirsim kažkur į mišką išsirinkti vietą. Pradėjo lyt. Girdėjot? Turim 16, viskas. Jau biškį pavargau ieškoti, nebus čia tobulos vietos, nes nori ir labai atvirai. Tai tarp šitų medžių, vat, geras atstumas. Žiūrėsim. Kaip jau mano būrė. Matau,
viską reikia daryti lygiai, reikia perdaryti greitai. Oi, kažkaip man čia vis nesiseka su to tempu. Nu, biškį nukrapnojo. Reikia išsitiesti man savo lovą. Oho, vėjas. Kaip įtraukia. Kažką reiks mąstyti. Vėjukas biškį pučia. Šlapokos malkos, bet ilgai ir nekūrensim laužo. Man čia svarbu keptuvėj žarijų pasidaryti, kad vakarienę galėtume daryti. Bet čia pastoviai lašnoja, labai drėgna, tai nelabai ką čia ir pakimarinsi prie to laužo. Nu, nelabai čia kūrenasi, tai dedu mėsos pakepti ir šiandien bus tortilijos. Tai reikia mėsą išsikepti ir po to jau ant keptuvės ten pakaitinsim visus gerus dalykus. Kol kepa mėsą, galim biškį pasikepti kitus dalykus. Sulaužiau peilį. Negerai. Orelis tai toks nefainas. Lyja, nelyja, čia varva viskas, tai reikia pabaigti ant viryklytės viską čia daryti. Pilno grūdo tortilijos. Blehama, čia biškį bombina. Galvau, išeis per pusę sulenkt, bet matau, neišeis. Reikia prisiminti vyniojimo manevrus. Geras čia bairis įvyko. Turim
Buritanus. Čia būsiu per daug pasidaręs, būtų ir vieną užtekę. Geras. Galvoju, kukurūzo norėtus. Viskas, pavalgyta. Apsirengiu šilčiau ir lendu į miegmaišį, į hamaką. Nėra dar taip vėlų, bet biškį pakimarnysiu, paklausysiu miško hamake ir turėčiau anksti smigt. Visai daug nueita buvo šiandien. Nu ką, jaučiu krysiu gult. Pagaliau čia pusvalanduką hamake. Tai kai užpakalis išlenda iš kilimėlio, taip vėsoka, tai man atrodo šiandien tikrai irgi nebus pyragai. Bet, ką žinau, ne pirms ir ne paskutinis kartas. Labą rytą. Nu ką, išmiegota. Biškį geriau nei ant žemės tai kaip prastas pas mane kilimėlis, tai ir kieta, ir šaltis nuo žemės. Hamake šiek tiek geriau, bet blemba irgi pašalau. Dabar jau ir kojos pašalusios. Oi! Ir kojos ir šiaip, jeigu užpakalis nuslysdavo nuo kilimėlio, tai vėjas iš karto taip jaučias. Dar vakar prieš miegą biškį pasižeminau tentą, nes kai yra toks lengvas lietus ir vėjas, tai per galus užpūsdavo. Batai tai šlapi. Gerai, kad vidpadžius buvau įsidėjęs į miegmaišį, padžiovinau. Tai bent tiek. Reikia tiesiog dabar greit pavalgyt ir putlinti šią. Šį kartą pusryčiams tiesiog košę. Labai nenorėjau kažką gamint daug. Išmiegota, pavalgyta, laikas į trasą. Šiaip kažkaip yra šalčiau negu prognozės rodo. Turėtų būti pliusas, bet ant tento visas vanduo buvo užšalęs ledą. Ir jausmas toks biškį šaltesnis. Kojų pirštai tai dar neatsigavo. Gerai, kad mašina nėra toli. Gal valandą laiko eiti iki jos. Bet jau saulutė išlindo. Čia kai išeisim iš to pavėsio, man atrodo, kad visai čia šiandien nusimato graži diena. Ir aišku, svarbiausia, leave no man trace. Tai dar čia biškį apšlifuosim, apdailinsim šitą vietą, lyg mūsų čia net nebūtų buvę. Nu, bočiai, pasibaigė dar vienas nuotykis, šįkart ramesnis, bet smagu, kad buvo prasieita 17 km, nes vasarį 17 ėjom, už 16. Bet šįkart tiek
Kiek mačiau, 9 procentų žmonių, kas mane žiūri, yra neužsiprenumeravę kanalo, tai lengvas namiokas, žinai. Bet šiandien tiek ir susitiksim kitose laidose.